teiraujasi, ar galėtų tapti krikšto mama paauglė mergaitė, pati neturėdama sutvirtinimo sakramento. Aišku, klausimas toksai jautrus, kada giminės artimieji kviečia tapti krikšto tėvais ir atėjus į bažnyčią pradeda sakyti, kad dėl vienų ar kitų priežasčių jūs negalite apsiimti šios tarnystės. Tad leiskite jums trumpai papasakoti, kaipgi tas krikštas ir krikšto tėvai augo ir atsirado bažnyčiai. Pirmaisiais amžiais krikštydavosi suaugusiai. Ir tas žmogus, kuris padėdavo pasiruošti krikštui, galbūt tas, kuris jam net paskelbė gerąją naujieną ir paskui lydėjo katechumenato metu ir tapdavo to krikšto tėvu, tai jis atvesdavo tą žmogų į krikščionių bendruomenę ir visa krikščionių bendruomenė tapdavo krikšto liudininkais, o jau tas žmogus, kuris padėjo pasiruošti, būdavo tas krikšto tėvas, kuris perduoda tą krikščionišką tikėjimą. Ir krikšto metu suaugusieji iš tiesų gaudavo net 3 dabar mums suvokiamus sakramentus, tai patį krikštą, pirmąją komuniją priimdavo ir sutvirtinimo sakramentą. Taigi krikštas buvo suvokiamas kaip šių 3 sakramentų visuma. Vėliau, metams bėgant, krikščionys tėvai pradėjo rūpintis, kad štai mažamečiai vaikai tarsi negali gyventi krikšto malonėje, pašvenčiamoje malonėje, kadangi dar būdavo ir dažnas vaikų mirtingumas, tai klausdavo, kaipgi čia yra, ar mūsų vaikai nebus išgelbėti, ar Kristus jų neatpirko. Taigi bažnyčioje buvo nuspręsta pradėti krikštyti ir mažamečius vaikus. Ir tuomet jau krikšto tėvų rolė tarsi pasikeitė. Jie jau tapdavo tie, kurie prisimdavo pareigą paaugusiam vaikui išaiškinti visas krikščioniško tikėjimo paslaptis, visas žinias perteikti. Dažnai atsitikdavo taip, kad tekdavo netgi prisimti ir tą vaiką auginti, nes dėl dažnų krikščionių persekiojimų iš tiesų dažnai būdavo, kad krikščionys tėvai žūdavo, būdavo nužudomi ir tada tie mažamečiai vaikai tarsi natūraliai pereidavo krikšto tėvų globai. Todėl krikšto tėvus iš tiesų rinkdavo iš artimų patikimų giminaičių, galvodami, kam jų vaikai atiteks ištikus didelį nelaimę. Dar laikui bėgant buvo suvokta, kad iš tiesų tas mažas pakrikštas vaikas tarsi turėtų pereiti tos tikėjimų pažinimo etapus ir pats krikštas buvo tarsi padalintas, atskiriant tuos atskirius sakramentus, kuriuos mes šiandien turime. Taigi vaikas buvo pakrikštijamas, suaugus, laukus 10-12 metų, priimdavo pirmą komuniją ir vėliau jau sąmoningai pasiruošdavo sutvirtinimo sakramentą. Taigi krikšto tėvas tapdavo tas, kuris perduoda tikėjimą ir lydi tikėjime. Ir pats krikštas, jis yra iš tiesų bažnyčioje, bet nėra bažnyčios nuosavybė. Tai yra didžiulė Dievo dovana. Jeigu žmogus pats galėtų tą dovaną prisimti, pasimti, tai būtų tarsi prieš Kristų, prieš jo atėjimą į žemę, atradęs tas apeigas, kuriomis gali nusipelnyti Dievo malonę. Tačiau krikštas ką jis padaro? Jis perveda mus iš mirties į naują gyvenimą ir tas baltas rūbas, kurį mes apsivelkame krikšto metu, jis simbolizuoja Kristų, kuris apvelka tą žmogų ir jau Kristaus teisumu išteisina. Todėl tai yra iš tikrųjų Kristaus dovana mums ir mes ją tai galime perduoti tokią, kokią gavome. Dabar, kai grįžtam prie krikšto tėvų, krikšto tėvas, kadangi jisai tampa tuo lydinčiu asmeniu, kuris tarsi, kaip tėvai duoda tą fizinį kūną, krikšto tėvas tarsi duoda tą dvasinį gyvenimą, negali duoti to, ko pats pilnai neturi. Ir todėl bažnyčia jau gana anksti kurdama savo teisę įrašė į bažnyčios kanonų kodeksą, kad krikšto tėvais gali būti katalikai sutvirtinti. Tai yra tie, kurie turi tą pilną krikšto malonę, kaip minėjau, patį krikštą, pirmąją komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. Tai kaipgi daryti tiems, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių stokoja vieno ar kito sakramento. Bažnyčia numato vietą ir tokiems žmonėms. Tuomet iš tiesų reikalavome, kad krikšto tėvuose bent vienas iš numatytų krikšto tėvų turėtų pilnai visus sakramentus. O antras pagal seną bažnyčios tradiciją tampa to krikšto liudininku, kaip kad seniau visa krikščionių bendruomenė liudydavo naujo
bažnyčios nario gimimą, taip ir tas antrasis vadinamas krikšto tėvas, jisai tampa ne pačiu krikšto tėvu, bet krikšto liudytoju. Ir jisai gauna visas pareigas ir privilegijas, taip pat rūpintis to vaiko tikėjimu. Ir tai taip pat gali būti gražia paskata pačiam krikšto tėveliui ir krikšto mamai pilnai pasiruošti ir priimti visus sakramentus, nes iš tiesų prie daugelio bažnyčių yra suaugusių katechezė, kuri padeda pasiruošti ir priimti tiek patį krikštą, tiek pirmą komuniją, tiek sutvirtinimą, tam, kad pilnai galėtume gyventi viešpaties malonių šviesoje ir semtis iš to begalinio viešpaties malonių globynų. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Na, dėl kitų visų klausimų ir tai, kas jums įdomu, drąsiai klauskite, rašydami mums